Sveiki, esu Rūta, sertifikuota neurografikos specialistė ir instruktorė, neurogestalto studentė, teta healingo ir metaforinių asociatyvių kortelių praktikė. Taip pat, jungdama šias praktikas, naudoju aromaterapiją, kuri padeda sukurti gilesnį ryšį su savimi ir pagerina mūsų fizinę, emocinę ir psichologinę savijautas. Na, o šiandien noriu trumpai Jums pristatyti, kaip Jums reikia pasiruošti neurografikos piešimui. Taigi, apsuku savo kamerą ir rodau, kokių priemonių Jums reikės. Pirmiausia, Jums reikės A4 formato popieriaus lapo. Labai rekomenduočiau pasirinkti kiek storesnį, nuo 120 iki 200 gramų storio popieriaus, tam, kad markeriai nesugertų pačio popieriaus. Antroji labai svarbi priemonė yra juodi markeriai. Taigi, rekomenduočiau naudoti skirtingų storių galiukų, tai yra 2 mm, 1 mm ir 0,5 mm storio. Taipogi mums bus reikalingas spalvinimo priemonės. Tai kaip žymekliai gali būti naudojami markeriai, kurie yra iš 2 pusių. Viena storesnė pusė ir kita plonesnė pusė. Arba tiesiog spalvoti pieštukai. Rinkitės tą priemonę, su kuria jums yra maloniausia spalvinti. Taip pat jums gali prireikti drožtukų, o užrašams ir įžvalgoms užsirašyti labai rekomenduočiau turėti tušinuką arba rašiklį bei lapo popierius. Jis gali būti baltas, su linijom, langeliais. Svarbu, kad galėtumėte tiesiog fiksuoti savo mintis bei emocijas. Ir vandens stiklinė. Neurografikos metu gali išlaisvėti emocijos, tad vanduo padeda palaikyti vidinį balansą ir natūraliai pašalina įtampą iš kūno. Taip gali prireikti ir servetėlių ar nosinaitės, jeigu atsivertų jums gilūs jausmai, bet tai yra natūrali ir sveika proceso dalis. Be abejonės, aš tai labai mėgstu eterinius aliejus, kurie gali dar labiau praturtinti neurografikos praktiką, padedami labiau atsipalaiduoti, susikoncentruoti ar net atverti gilesnius vidinius išgyvenimus. O labiausiai be visų šių priemonių aš linkiu Jums atsinešti atvirą širdį, nes neurografika tai ne tik piešinys. Tai yra labai tylūs, gilūs pokalbiai su savimi, tai yra erdvė, kurioje gali sustoti, pajusti ir išgirsti tai, kas slypi giliau. O mano tikslas yra tai, kad neurografikos piešimo metu jūs skirtumėt laiką tik sau, be vertinimo, be skubėjimo, su meile ir švelnumu sau.